Sveiki, čia Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir galvoju, kas bus ilgainiui labiau pažįstamas, ar mano veidas, ar tai, kas vyksta man už nugaros. Užsifiksuoja žmonėm irgi, sako, kur tavo paveikslas, kai kitą kartą kur nors kitur su žmonėmis kalbėsi. Malonu visus matyti čia, tiksliau tikėtis, kad jūs čia esate ir tikėtis, kad jūs klausote arba žiūrite. Ką tik su mano prelegente pakalbėjome apie tai, kad labai daug yra kalbančių galvų pastaruoju metu, jų labai daug ir Solveiga, aš tave pacituosiu, taip pat, kaip prieš tai pristatydamas, iš tikrųjų, tai sakai, bet klausimas, ar kiek yra ausų, arba kiek yra širdžių, kurios išgirsta visą tai, kas yra kalbama. Bet tu pasakai labai gerą mintį apie tai, kad šiandien kalbama yra apie daug dalykų tokių, apie kurios niekada nebuvo kalbama anksčiau, arba buvo per mažai kalbama. Ir aš dėl to, man labai patinka, kad aš turiu tavęs svečiuose, kad mes pakalbėsime apie dalykus, kurios kažkada anksčiau galbūt reikėjo kalbėti daugiau irgi tame tarpe. Tai mano svečiuose šiandien yra Solveiga Grudienė ir aš ją, kankinsiu to pačiu klausimu, kurio kankinu visus. Kas tu tokia, Solveiga? Labą dieną visiems. Žmogus, kuris yra tam tikram savo gyvenimo kelionės etape, su visais to džiaugsmais ir iššūkiais. Mes prieš laidą pradėjom šnekėtis truputėlį ir kalbėjome apie tai, kad žmogus yra įdomus padaras, jisai įsivaizduoja vis dar, kad jisai gali būti statiškas, ta prasme, kad ateis diena ir tu tapsi, reiškia, gerų lyderių, pavyzdžiui, žinai, ir taip ir būsi paskui visą likusį gyvenimą. Arba ateis diena ir, reiškia, viskas susitvarkys. Baigsis karantinas ir vėl viskas bus kaip visada. Jo, ir va, tas naivumas, kažkoks tai toksai, matyt, mes visi turbūt turim. Mes suprantame, kad taip nebus, bet kažkur viduje širdis, žinai, kaip, pavyzdžiui, tikiesi, kad šalnų nebus šiais metais, o jos vis tiek, žinai, būna. Arba jos praeis anksčiau ir jų nebus tada, kai žydi tavo obelys. Exactly, visiškai. Paskui pabandė šitą ir supranti, kad tavo visas trešnių, obolių vaisių, reiškia, šitą derlius baigėsi, dar net neprasidėjęs. Kad neturėsi rūpesčių galvodamas rudenį, kur jas dėti. Taip. Bet mes suprantam, kad iš tiesų suvokiam, kad negali būti taip, kad vieną dieną staiga viskas taps normalu, arba staiga vieną dieną viskas bus užfiksuota ir nebesikeis. Aš noriu tave kalbinti apie tai, kad dabar daug žmonių vis tiek patiria tam tikrą emocijas, papildomą stresą, būdami darbo vietoje, darbo aplinkoje. Kažkas kažką atleidžia, kažkas kažkam sumažina atlyginimą. Iš viso neaišku, kaip čia bus viskas. Ir čia yra tarsi dvi dalis, apie kurias aš noriu pakalbėti. Viena dalis tai yra tai, ką turėtų daryti vadovas, kad vis dėlto ta įtampa, kuri tvyro, kad jinai turėtų kažkokį tai bent minimalų pozityvų poveikį, kad atsirastų kažkokia vertė iš to, vis tiek vertė, kur tai reikia, nesvarbu, kas bevyktų. Ir kitas dalykas tai yra darbuotojai, tai yra, kada jie yra tokioj neapibrėžtoj situacijoje, kas jiems, į ką verta atkreipti, galbūt ką verta padaryti. Tu daugybę metų dirbi organizacinės psichologijos srityje, konsultuoji įmonės ir matei visokių tų įmonių, matei visokių tų situacijų. Tau kaip ir man yra ne pirma krizė iš esmės. O ne. Jo, ir ekonominė, socialinė, kur tik tai nori, reiškia. Tai va, iš tų patirties, kaip tu pati galvoji, paėkim nuo vadovo, pavyzdžiui. Ką vadovui reikėtų šiandien daryti, kad jisai nepasimestų tam visam emociniam įtampoj tokioj, kaip tu galvoji? Kaip čia belieka vėl pajokauti apie tai, kad, kaip ten sako, klientai norėtų, kad konsultantas būtų vienarankis, jisai pasakytų, va taip reikia daryti. Jisai sako, galima taip ir galima taip, ar ne? O dabar mes iš vis sakom complexity ir galima visaip. Tai, nėra vieno teisingo atsakymo. Ir galvočiau, man atrodo, kad svarbiausia ir yra sau tai pasakyti ramiai, kad nėra vieno teisingo ir nėra to teisingiausio, ar ne, ir kad aš neturėčiau savęs kankinti, ieškodamas tai, o kuris yra tas the best. Ir labai priklauso nuo aplinkybių. Kartais reikia kaip tai varliai ten pienę plaktis, kol suplaksi sviestą ir išplauksi. Tai reiškia daryti kažką, ar ne, daryti, ką darei iki šiol, galų gale, tu uždavei tą klausimą, su savim, ar ne, ką daryti. Tai asmeniniai plotmėj turbūt yra labai svarbu, kai viskas aplink nestabilu, bent kažkokį stabilumą turėti. Kažką.
O kas tai galėtų būti kaip pavyzdys? Rutinos, būtinės rutinos. Kaip kėliausi, taip ir kėliuosi, kaip sportavau, taip ir sportuoju, ten kaip vaikščiau, taip vaikštau, ar net galų galiai išlaikyti bendravimą su žmonėmis. Mes dabar nesame, kaip dabar jau šiek tiek atlaisvėjo, ar ne, bet kai buvom labai apriboti, ar ne. Tai kažkam skambini, su kažko zūmini, kažką, bet kad nesijaustum, kad viskas pasikeitė, ar ne? Tai va, nes bent koks tai stabilumas, kaip ten sako, kai žemė dreba, ten norisi į kažką įsikipti. Bet tas pats lygiai skirtingai. Jo, bet aš galvoju, tas pats lygiai vyksta su darbuotojais, tai jie irgi tikisi kažkokio stabilumo, to stabilumo nėra ir va čia vadovo vaidmuo toksai išeina, kad tu turi, norėdamas užtikrinti, kad organizacija gyvuotų, vis tiek, nepaisant pasikeitusių aplinkybių, tu turi kažką daryti, kad žmonės jaustųsi stabiliau, kad jie jaustųsi, kad vis dėlto yra į ką atsiremti. Tai be abejo. Kas čia svarbu yra? Ir tada tu apsidairai, kas tai yra, ar ne? Galbūt tai yra, iš pirmų dienų įvardinti kažkokius svarbiausius dalykus, ką tau atrodo, kad žmonės turėtų žinoti. Nes, jau tikrai nieko naujo nepasakysiu, kalbėdama apie tai, kad, svarbu bendrauti ir kalbėtis. Tai va, ir jeigu tu pasakai, kad, kaip ten bebūtų, mes nieko nekeisim, nieko neatleisim, jokių kažkokių staigių judesių dabar nedarysim, ar ne, žiūrėsim, ką galime daryti iš savo veiklos, ar ne, ir kaip tai padaryti, kaip įmanoma geriau. Tai tu jau siunti žinutę, ar ne, kad visam šitam nestabilume žmonės bent jau žino, kad, ten su jais nebus kažkaip neapibrėžtai pasielgta, arba kad nebus taip, kad, aišku, čia vėl priklauso nuo organizacijos kultūros, nuo tradicijų, ar ne. Yra tokių, kur iš ryto pasakė vieną, po pietų pasakė kitą. Bet jeigu mes kalbam apie tą tokį normalų darbinį santykį, partnerišką santykį paremtą pasitikėjimu, tai aš galvočiau, kad pasakyti tuos svarbiausius dalykus, kad tu jas galėtum pasakyti, pirmiausia, reikia turbūt savo atsisakyti. O tai kas? Ir čia, kaip tu sakai, kai esi pragyvenęs ne vieną krizę ir ten vienose buvo sunkiau, kitose buvo ten kažkaip lengviau, galbūt skirtingom įmonėm, kaip ir dabar yra verslų, kuriems krizė yra dėl to, kad jų labai labai reikia. Augimo krizės tam tikra prasme. Tai va, tuo tarpu kiti išgyvena krizę, nes jie nebežino, ar jie kuria vertę. Ir jie nebežino, ar jie kurs ją rytoj. Jo. Ir aš čia noriu tau užduoti, du sunkius klausimus iš tiesų. Aš neketinau jų užduoti, bet man atrodo, jie bus sunkus dėl to, kad jie reikalauja tokio, įsivaizduokim vadovą, kuris savo atsakė, aš noriu išlaikyti žmonės, aš noriu, kad žmonėms būtų stabilu, aš noriu, kad jie jaustųsi pakankamai saugiai šitoje aplinkoje ir aš viską darysiu, kad tai būtų. Tada jis nueina pas savo žmonės, jiems pasako tai, ta žinutė reiškia, žmonės nurimsta ir po to praeina 3 mėnesiai ir jis turi pradėti atleidinėti žmonės. Ir kaip tada, ką tada jam daryti, nes tokių situacijų bus, aš jau žinau pats, reiškia, iš savo konsultacinės praktikos, kad yra tokių situacijų, kada jisai pažadėjo, jis pasakė, kad bus viskas gerai, praėjo 2 mėnesiai ir pradėjo atleidinėti. Kaip jam tada eiti, tokia situacija, nes priverstas yra. Tai ko gero, kaip pasakyti, jeigu mes matom, kad viskas užsitęsia ir kad aplinkybės keičiasi, tai reikia iš naujo persitarti. Ir apie tai kalbėtis, tik tai turbūt svarbu yra pradėti kalbėti šiek tiek anksčiau, negu kad ten iš ryto atsikelti ir suprasti, kad jau viskas jau šiandien yra ta diena, nes kažkaip ir kažkas dabar aš jau nepamenu, kažkas labai taip man patiko, kaip pasakė, čia irgi iš tų kalbančių galbūt serijos, apie tai, kad ir tie atleidimai, ar net tai, yra toksai požiūris, sako, kai skęsti, tai turi nusimesti ten striukę, batus ir taip toliau, nes gal tada išplauksi, ar ne, tai visas balastas turi būti nusimestas. Tai čia yra tas požiūris, kad, ten aš susifokusuoju į tą, išlikimo, ar ne, ir nelabai galvoju, ten kirvis kapojas, skiedros lapas. Bet jeigu požiūris yra netoks ir jeigu tau svarbu, kokie žmonės pas tave ir jeigu tau svarbu, kaip jie gyvena ir apie ką jie galvoja ir kaip jie jaučiasi, tai tada tu su jais tariesi kaip įmanoma iš anksto, ar ne, ir pradedi tartis apie tai, kad žiūrėkit, krizė užsitęsė ilgiau negu mes įsivaizdavom, mūsų resursai, baiginėjasi, ką mes galime padaryti, ar ne. Tai va tas tarimasis ir, aš pamenu, kai buvo ta taip vadinamoji Rusijos krizė, ar ne, tai mes sėdėjom su komanda ir kalbėjomės, tai ką daryti ir ten tarėmės, kad mažinomės algas, kad nereiktų nei vieno atleisti, kad kažkaip išgyventume, ar ne, ir tai buvo bendras sprendimas. Taip, tai buvo vadovų didelis labai galvos skausmas pradėti tą šneką
Ir paskui mes ten visi susėdė prie bendro stalo kalbėjomės. Aišku, bepiga kalbėtis, kai ten komandoje 10 žmonių, ar ne? Kai komandoje yra 100, tai tu to negali, bet tu tada kalbėsi su vadovų komanda, tada sudėlioji kažkokius tai sprendimus ir tada jau vadovai eina nešti tą žinią. Na, vėlgi, čia ne vienas tyrimas dabar krizinis yra parodęs, kad labai svarbu žmonėms, iš vadovų, iš organizacijos komunikacija. Ne? Tai vat apie... Tai turbūt ta komunikacija čia yra toksai, jeigu tu esi priverstas atleisti žmonės, matyti reikia galvoti apie tai, kaip tą padaryti taip, kad kai tu pradėsi kilti vėl į viršų, jie norėtų pas tave sugrįžti. Taip. Ir kaip ta komunikacija, kokia neturėtų būti, kad jie paskui norėtų pas tave sugrįžti. Tai labai nelengvas dalykas. Lygiai taip pat kaip nelengvas, pavyzdžiui, aš gavau per kažkurį čia seminarą klausimą, kur vadovai pažadėjo žmonėm, kad po pirmo ketvirčio visiems bus pakeltos algos. Tas pažadas buvo metų pradžioje. Ir rezultatai pirmo ketvirčio buvo okei, ir tas iš esmės jums leidžia kelti algas. Ir tada tie vadovai, valdyboje akcininkai atėjo pas įmonės vadovai ir sako, žiūrėk žmogau, reiškia, nebus pakelimų. Mes neleidžiam, kaip galutinė instancija, neleidžiame laikyti šito pažado. Ir dabar tam vadovui reikia nueiti ir tą pasakyti kažkaip tai savo žmonėm. Ir jisai, reiškia, nelaimingas, piktas ir visai kaip ten, nes pažadų nesilaikoma. Bet čia yra, kaip tu galvoji, gal čia irgi kažkas tai tokio yra, čia vėlgi apie tą pačią komunikaciją, aišku, bet bus tokių situacijų, kada pažadų bus nesilaikoma. Taip, tai jų jau yra. Jų jau yra neišvengiamai, bet aplinkybės pasikeitė. Tai aš galvoju, kad šitoj krizėje, kas yra tam tikrą prasme dėkinga, ne, kaip visuose juoduliuose yra juoda spalva. Ne, ir šiaip juoda spalva irgi turi teisę gyvuoti, ar ne? Tai kad tai nėra kažkokio vieno sektoriaus, tai nėra galų gale, ten finansinė, kai buvo krizė prieš tai, ar ne? Visi matom, kad visi esam tame pačiame, ar ne? Tai tada su žmonėm ir kalbėtis, kad, mes galvojame apie ateitį ir mūsų, ir tavo. Ir galvojant apie organizacijos ateitį ir matant, kas darosi, kaip krito apyvartos, kaip yra nežinia ir kaip galų galia tie kaštai nekintami, jie vis tiek yra, ar ne? Ir tai reiškia, mes galim dabar tą pirmo ketvirčio viršpelnį išdalinti ir pravalgyti jį šiandien sočiai, bet mes galbūt galim jį atidėti trečiam ketvirtyje dar vis neatleidinėti žmonių. Tai, vėlgi čia turbūt yra ir to vidurinės grandies vadovo susivokimo klausimas, ar ne? Nes jisai gali turėti tą prioritetą, kad aš noriu būti geras žmonėms ir tiesėti pažadus, bet aplinkybės pasikeitė. Ir tas būtent jos iš tikrųjų pasikeitė ir tu negali, kaip tu sakei, irgi negali rasti paties geriausio sprendimo šitoje vietoje, bet tiesiog turi daryti tuos sprendimus, nes aš galvoju, mes kartais pamirštam apie tai, kad realiai būti vadovu, tai reiškia priiminėti sudėtingus sprendimus, sunkius iš tikrųjų, dažnai moraliai sunkius sprendimus. Nes jeigu jie būtų visi lengvi tie sprendimai, tai priėmė ten valdyboje ir tada jie lengvai įsigyvendina, ar ne? Ir tada vadovo nereikia. Žinai, prižiūrėtojo reikia tokio, žiūrėtų, kaip įsigyvendina. O čia vadovo yra tas atsakomybė. Čia tas sudėtinga, bet to pačiu metu neišvengiama. Aš manau, kad toje situacijoje, kada tenka nesilaikyti pažadų, matyti yra gerai susėsti ir susitarti, kokiom aplinkybėm bus grįžta prie pažadų laikymosi. Kas turi atsitikti, kas turi įvykti rinkoje, organizacijoje, pajamų prasme, kad mes galėtume vėl grįžti prie šitą. Tai tik tai, ar ne? Taip. Ir tai iš karto sukuria, vis tiek žmonėms suteikia dar vieną kartą patikėk manim, žinai. Nes aš šiaip tai, tu žinai, kad aš prieš tai tavęs šiaip neapgaudinėjau. Bet aišku, jeigu visą laiką apgaudinėjai prieš tai tada jau ten sakai, ką nori. Bet apie ką kalba, kad krizė tai krizė, bet krizė nepakeičia organizacijos kultūros per akimirką. Ir jeigu iki tol vadovų elgesys buvo toks, kad žmonės jais tikėjo ir pasitikėjo, tai tikėtina, kad ir dabar vadovo žodis bus išgirstas ir jį bus įsiklausyta. O jeigu tai yra, iš ryto pasakė vieną, po savaitgalio pasakė kitą, ir paklaustas, kodėl, sako, nežinau, bosas taip liepė. Ne? Tai tokių irgi yra. Jo. Tada. Okay. Gerai, pakalbėkim tada mes dar biškai apie darbuotojus, apie tos žmonės, kurie žiūri į tą vadovą, tikisi iš jo daug, stabilumo, pažadų laikymus ir kitų dalykų. Ir tikisi, bet negauna, arba gauna nepakankamai.
kaip jiems savo padėti ir ko nereikia galbūt, ko nereikia galvoti arba ko nereikia daryti tokioje situacijoje, kada yra neapibrėžtumas. Kaip tu galvoji? Ar tu esi vadovas, ar tu esi darbuotojas, tu esi žmogus, ar ne? Ir kalbant apie žmonės, mes kada patiriam didžiausią stresą, tai ir patiriam, kai yra situacija neapibrėžta, kai nežinia, kas bus rytoj, kai situacija mums yra reikšminga, o dabar jinai yra labai reikšminga dėl to, kad tai yra susijęs su sveikata, gyvybė, o taip pat, jeigu mes kalbam apie darbo organizaciją, tai su mano ateitim, su mano alga ir tada su mano šeimos biudžetu ir panašiai. Ir kai ta situacija tęsiasi ilgai, trukmė, ar ne? Tai šiai dienai mes turim puikias visas 3 dedamasis. Jis yra labai neapibrėžta, nes viruso nieks nepažįsta ir nežino, kaip čia bus, ar ne? Ir šiandien ryte skaitai antraštės apie tai, kad karantiną galima gal užbaigti dabar, o gal po 2 metų. Tai intervalas, ar ne? Tai va, ir jinai yra labai reikšminga ta situacija kiekvienam iš mūsų ir jos trukmė tęsiasi tai nėra nei vienos dienos, nei vienos savaitės, ar ne? Ir toks truputį dabar netgi yra įspūdis, kad ekonomistai ir kitokie prognozuotojai rungtyniauja, kuris nurodys ilgesnį laiką, kiek čia mes kapstysimės, ar ne? Iš tos duobės, ar ne? Tai vat, kai žmogus tame yra, ar ne, ir jeigu vadovas nesumažina tos situacijos neapibrėžtumo, nes nepasako nieko, kas žmogų kažkaip apramintų, ir jeigu jisai negali pats imtis, jisai gali imtis pats tada priemonių, ar ne, ir pats susitarti su savim, tai o tai dabar kas man yra aišku, ar ne, ką aš žinau, ir gal kartais net ir verta savo tą pasikartoti, su kolegomis pasišnekėti. Ir taip ir yra, gamta tuštumos nemėgsta. Jeigu nėra komunikacijos iš vadovybės, tai tada žmonės šnekasi tarpusavyje ir tai vienas kitą arba įbaugina, arba nuramina. Tai ko gero, čia yra klausimas, ką aš darau. Ir pastaruoju metu tiek ir pažįstamų tarpe ir galų gale, jeigu pasižiūrėti psichologų rekomendacijos, mažinti kiekį informacijos, kurią susiurbė save iš žiniasklaidos. Tai kas tai yra? Tai yra mažinti tą dozę neapibrėžtumo, nes informacija viena kitai prieštarauja, tada mūsų smegeninėje darosi jovalas, liaudiškai tariant, ar ne? Mes patiriame dar didesnį stresą. Tai čia mes jau tada grįžtam į tai, kad žmogui tiesiog rekomendacija būtų taip susivokti, kad darbe labai viskas neaišku, o kur yra aišku? Tai bent jau namie kažkokia aš turiu teritoriją, kurioje aš vėl gal turiu rutiną, gal turiu naujas tradicijas, gal darau kažką tai su šeima ir su vaikais ir netgi pabandyti iš kito taško į tai pasižiūrėti. Bet vakar mes minėjom tarptautinę personalistų dieną, ar ne? Tokia buvo... Sveikinu. Tai ir PVPA buvom susijungę, ten krūva virš 200 žmonių ir vienas iš klausimų, kuriuo dalinasi, tai kokie yra karantininiai džiaugsmai. Nes apie vargus jau mes prisiverkėm, ar ne? Tai dabar pasižiūrėkim. Tai visokių jų yra, kai kurie labai paprasti, labai buitiški, kažkas ten mokosi gaminti, kažkas ten pradėjo reguliariai sportuoti, o kažkas pasijuto, kad reguliaresni susirinkimai su komanda pasidarė. Ir net atsirandus fenomenas keistas, kad aš bent jau girdžiu irgi iš žmonių aplinkui, kad žmonės nebenori grįžti į tą į ofisą, nebenori grįžti į buvusią darbinę aplinką. Reiškia, jie rado šitoje aplinkoje kažką tai, kas veža. Ir dar, man atrodo, labai svarbu paminėti žmonėm tai, kad vis dėlto emocinė bėda organizacijos atsiranda tada, kada žmogus, arba žmoguje iš principo atsiranda tada, kada žmogus fokusuoja savo dėmesį ne į tai, ką gali padaryti, o į tai, kas nuo jo nepriklauso. Iš esmės, tas, man atrodo, kad kai tu esi darbuotojas, kur aplinkui vien neapibrėžtumas, labai svarbus tas pokalbis su savimi, ką aš žinau, kas iš tiesų žinoma yra. Ir antras klausimas yra, kam aš iš tiesų turiu įtakos. Taip. Ką aš galiu keisti, arba išlaikyti, arba... Jo, ir tada į tai fokusuojas. Kaip žinai, tie senieji motivatoriai, žinai, iš 20 amžiaus pabaigos turėdavo tokią frazę, aš nežinau, kiek jinai moksliškai pagrįsta, bet intuityviai man atrodo visai nebloga. Tai yra, kad kur žmogaus dėmesio fokusas, ten energija. Taip. Ir jeigu žmogus fokusas yra į tai, ką jisai ko negali pakeisti, tai reiškia ten energija, tai jis tiesiog švaisto elementariai. Ir tas pakalbėjimas su darbuotojais, kas su kolegom irgi, pasikalbėjimas apie ką pasikalbėsim. Mes kalbėsim apie tai, ką mes galim padaryti. Taip.
Ar apie tai, ką negalim padaryti? Ar apie tai, koks pasaulis blogas ir visi kiti blogi, ar ne? Tai vat, ir čia vėl yra, na, kaip čia, grįžtam į pradžią, tai neatsiranda per vieną dieną. Jeigu organizacijoje nebuvo kuriamos tradicijos kalbėtis, klausti, ką žmonės gali, tai didelė tikimybė yra, kad ir dabar jie, na, nėra įgalinti ir, na, tas savaiminis įsigalinimas tokiam krizės sąlygomis, jisai, nu, čia yra labiau vienetai. Na, mes girdim apie atsiskleidusią lyderystę, apie tai, kad, na, kai kurie žmonės, na, iš tiesų padarė ir tebedaro kažkokius tai žingsnius ir veiksmus, kurių, na, niekas iš jų galbūt nesitikėjo arba ten, na, jisai pats gal net irgi nelabai tikėjasi, tas herojiškumas toksai momento, bet tai yra labiau vienetai, nes vis tiek, jeigu tas raumuo nėra treniruotas, nu, tai kaip pasakyti, tai, nu, vieną dieną tu netapsi galiūnų. Jo. Bet klausiu, kaip tu galvoji, gal dabar yra geras laikas pradėti, jeigu anksčiau niekada to nebuvo? Taip. Pasakyti, aplinkybės jūs leidžia. Taip, bet viskas, ką pradedam, na, čia vat yra toksai iššūkis irgi, kai mes kalbam apie suaugusius, apie, na, dabar yra labai geras laikas mokytis, bileko, ar ne? Na, ten ir iš mokymosi visą gyvenimą filosofijos, tai mesgi puikiai žinom, kad niekada ne per vėlu ir kad, na, ten tik, vėl svarbu, kaip tu sakai, į ką fokusas, ten ir energija. Bet vienas iš iššūkis susijęs su suaugusių mokymusi yra tas, kad mes labai greitai tikimės, kad mums pasiseks. Nes kai mes žiūrime į mažą vaiką, kuris mokosi vaikščioti, ir, na, jeigu pabandžiu suskaičiuoti, kiek kartų jis keliasi ir krenta ir trenkėsi skaudžiai, na, ten įvairiomis kūno dalimis žemę ir panašiai, ir vėl keliasi ir vėl eina. Tai suaugusiam žmogui, na, tiek kartų bandyti, nežinau, aš manau, kad jau mums neužtektų jėgų ir mes jau po trečdalio tokių bandymų sakytume, ne, čia ne man. Ne? Tai tas lūkestis, kad man greitai pasisektų. Tai tie, kas yra ten, nežinau, mokėsi muzikos ar ten kryptingai sportavę, tai jie žino, kad rezultatą galima pasiekti tokiu ilgu ir nuosekliu darbu. Ir tada jie bileko naujo imdamėsi irgi taip pat. Taip, bet tai, ką tu pasakei, labai svarbu pačiam žmogui ir organizacijai pasisakyti savo. Tai nereiškia, kad nereikia pradėti daryti, tai reiškia, kad reikia nenustoti daryti, kai pradėjai. Nu, mes vėl kalbam apie tai, kad apie klaidas čia irgi. Taip, absoliučiai. Ir kad iš tų klaidų mokytis ir judėti toliau, o ne, žinai, ten čiaukšt nepavyko ir aš numetu. Eilinį kartą. Jo. Žiūrėk, aš, kaip būtų keista, laikas bėga ir mūsų jisai dar nepriejo visai prie pabaigos, bet netoli to. Aš dažnai stengiuosi, ne visą pavyksta, bet daugeliu atveju pavyksta užduoti savo pašnekovams keletą tokių pačių klausimų. Aišku, tai yra skirtingi žmonės, tai yra keletas tokių pačių klausimų. Ir aš uždavinėju žmonėm ir tarsi bandau išgryninti kažkokią esenciją, kažkokią tai formulę, kas yra absurdas, iš esmės ieškoti formulės. Bet aš pastebiu, kad tai kartais labai mobilizuoja ir kitus žmonės, kurie pasižiūri ir reakcijos, kai aš gaunu mailus, sako, kaip gerai, kad paklausėte klausimą, pavyzdžiui, Solveigos Pilipsi paklausiu, kaip pradėti, kai nesinori pradėti? Ką daro Solveiga, kai nesinori ko nors pradėti ir kaip jinai savo padeda pradėti? Žinai, būna ta situacija, kai suprantate, reikia, bet kaip Jėzus Marija nenori. Čia taip, ne taip paprasta, nes man pradėti visai nesuguma kartais užbaigti. Bet, nes, aš turiu tą tokį žingeidumą ir man, jeigu kažkas siūlo kažką naujo, pradėti, pabandyti, tai tik tai duok, ar ne? Tai va, bet yra, aišku, tokių situacijų, kada tu, ten esi būsenoje, norėčiau norėti, ar ne? Tai įvairiai. Žinau, kas man tikrai nepadeda, tai man nepadeda kokie nors ten, ale bausmės ir sankcijos. Kai būna, kai ten bandai su savim susitarti ir žmonės sako, kad aš ten negaliu savo to leisti, nes aš kitaip savęs negerbsiu. Tai va tas ėjimas iš negatyvo neveikia visiškai, bet man veikia, kai aš pabandau įsivaizduoti, kai bus faina, kai aš jau būsiu, ne šiandien, ne pirmoji klasė, o trečioji, ar ne? Tas suvokimas, kad po tam tikro laiko tu jau galėsi džiaugtis tais rezultatais. Tai yra viena, o kita, tai man labai svarbu yra, ar yra šalia tokių pat pradedančių kartu. Komanda, okei. Okay. O jeigu jų nėra, taigi jūs galima, jų ieškai tada. Tai tada ieškai bendraminčių, ieškai, ir va tas kažkoks ėjimas kartu,
padidina tą džiaugsmą, ar ne? Ir galų galia, jeigu ir yra kažkokių sunkumų, tai tu sėdi, tariesi ir ieškai naujų sprendimų, ar ne? Tai vat, man tokie turbūt. Okay. Kada, kitas klausimas tarsi apie tą patį, bet iš kitos pusės. Tai yra, kas tau padeda nepasiduoti? Turim galvoje ir iššūkius, ir turim galvoje patirtis, bet ir tiesiog, kada ateina laikas, norisi nusvyra rankos, o nepasiduoti. Kas tau padeda nepasiduoti? Nu dabar atsakysiu, žinau, filosofiškai. Ta prasme, kad taip, šiame gyvenimo etape aš labai mokausi pasiduoti. Okay. Ta prasme, kad tas, aš varna, aš stipri, aš tai galiu, ar ne, lyderystė, iššūkiai ir taip toliau. Mes tiek metų ant to varėm. Čia reikėtų ten Šventinio Bankucheno, tą, žinai, paleisti dainelę apie korporatyvinės organizacijas ir panašiai. Kad iš tiesų kartais pametam ir dėl ko mes tai darom, ir tuos, kurie šalia, ir ten gal nesuspėja tokiu pat greičiu, arba nesupranta, kodėl jie turėtų lėkti. Ne? Ir kad mes kartais turim mokėti pasiduoti. Nes gal tai ne tau, o gal tai ne dabar, o gal tai iš vis nereikia. Tai kažkaip, man neišeina atsakyti į tą tavo klausimą. Man labai patinka tavo atsakymas. Man asmeniškai labai patinka. Aš suprantu situacijų, kada mes turime varyti nepaisant nieko. Ir tada tu varai ir tada kažkaip, klausimas. Nekyla jo, bet yra situacijų, yra gyvenimo etapų, kada mes turime tiesiog pasakyti savo, leisti savo pasiduoti. Ir tam tikrą prasme aš manau, kad čia, tame, kame mes dabar esame, irgi yra, kaip čia ir stiprybė ir išmintis, imti ir nesidaužyti. Mes pradėjom šneką ir aš sakiau, ten, kaip tai varliai plaktis, bet kita mintis, tiek daug nukrypom iš šono, kita mano mintis tai buvo, kad sustoti. Suprasti, kad tave sustabdė ir tame išbūti ir suprasti, ką tau tai duoda, nes aš tikiu, kad sustoję ir pamastę, mes paskui gal pradėsim judėti kitą kryptim. Gali būti. Ir aš norėčiau tada patikslinimo, kad mes vis dėlto kalbam ne apie pasidavimą. Man tai nepanašu į pasidavimą. Man tai panašu yra į tą leidimą savo ir būtinybę sustoti, permastyti, pergalvoti ir pasirinkti. Viskas taip, bet žmonės, kurie yra ant bėgių ir programoje, kad tu turi judėti bet kokią kainą, nes ten jeigu tik tu sustosi, reiškia, tu jau varai atgal, nes tave pralenkia tie, kurie juda. Tai tada jiems atrodo, kad tai yra pasidavimas. Okay. Žiūrėk, tavo organizacija, kuriai tu vadovauji ir kurios esi ir dalininkė, 25 metai tu paminėjai, tai yra viena iš keletos žinomiausių Lietuvoje konsultacinių kompanijų, kuriai Solveiga Grudienė vadovauja, yra tenai. Jo. Ir praėjo patirčių visokių daug. Ką patartum savo, tai, kuri prieš 25 metus prisidėjo prie organizacijos sukūrimo šito. Eini gatvę, bum, ir matai save tokia, kur ta, kuri kūrė. Ką tu jai patartum, nuėjusi šitą kelią? Ką aš jai patarčiau? Geras. Šiek tiek užtruko, kol mes atradom būdą burti komandą paremtą tokiu pasitikėjimu, partnerystę ir lygiateisiškumu. Nes pradžioj, kai tu pats esi jaunas, žalias toks, nes aš buvau tik tai 3 metai kaip studijas pabaigus, ar ne, kai mes kūrėm verslą 3 grupiokės, tai tada tau atrodo, kad čia reikia dabar kažkaip jau čia viską ten daryti pagal taisyklės ir vadovėlius, ar ne? Ir reikia atsirinkti, kas tau tinka, kas ne. Mes visą gyvenimą buvom tokia butikinė kompanija, ar ne, ten kažkada didžiausias skaičius darbuotojų buvo 17, tai jau čia kažkas tokio, dabar mūsų apie 10 sukasi jau eilę metų, ar ne. Tai tas kažkaip užtruko, ten nedėlioti struktūrų, hierarchijų, pavaldumų, priklausomybių, didelių ir taip toliau, tai ta kažkokia bendra veikimo laisvė, asmeninė atsakomybė, įsigalinimas, tie dalykai, kuriais aš tikiu, kurie veikia ir
kurie kai veikia, tu matai, tai ateina tokia ramybė. Nu, kad nereikia čia nieko valdyti, vadovauti, kontroliuoti, o dalykai vyksta. Ir dabar, kai, ten aš esu tokiam dvigubam kely, ta prasme, kad, aš ir turiu su, kaip čia, nenoriu sakyti, gydausi vėžį, ar ne, nes tai yra, kaip mano daktarai sako, tai yra tas sveikimo etapas jau ir tu turi galvoti, kad, ten tas gydymasis jau kaip ir praeitį, bet vis tiek tam reikia dėmesio, ar ne? Tai aš, kai pasišneki su žmonėmis kartais, kurie ten, Nacionalinė vėžio institutė kartu sėdint ir kurie pergyvena, kad jie bijo pasisakyti darbe, kad ten kažkas darbe ten nevyksta taip, kaip turėtų ir taip toliau. Tai aš turiu labai didelę dovaną, ta prasme, kad komanda dirba, kiekvienas žino savo darbą ir tai šitas, aš atsukus 25 metus atgal, aš pasakyčiau tai Solveigai, kad žinok, viskas bus gerai tada, kai tu leisi tiesiog žmonėms daryti tai, ką jie nori daryti. Ačiū tau labai. Solveiga Rūdienė, ačiū už pokalbį, ačiū už tavo dėmesį detalėms ir dėmesį emocijoms ir tavo atvirumą ir buvimą čia kartu su mumis. Tokie pokalbį augina, man taip atrodo, ir tau didžiausios sėkmės. Ir jums visiems didžiausios sėkmės ir lauksime jūsų kitose laidose. Ketvirtadieniais 11 Delfyje mes būname ir taip pat po to būname archyvos ir būname audio ir video formatuose visur, kur tik tai galima. Ieškokit, susiraskit ir rašykit klausimus. saulius.jovaišas@vadovavimas.lt ir ieškosim galimybių tos klausimus užduoti žmonėm, kurie žino atsakymus. Iki.